Vakarų baltų pilkapių kultūros žmonės gyveno tarp 1700 metų prieš Kristų ir naujosios eros pradžios. Labiausiai apgyventas buvo Baltijos jūros Sembos pusiasalis ir jo aplinka. Nemažai gyveno Lietuvos pajūryje. Jų laidojimo paminklų yra Bajoruose, Šlažiuose, Mišeikiuose, Ėgliškiuose, Kurmaičiuose ir kitur. Nedaug ką žinome apie gyvenvietės. Antrame tūkstantmetyje prieš Kristų jie gyveno kliūčių apsaugotose atvirose gyvenvietėse, o labiau į mūsų laikus gyvenvietės įrengdavo piliakalniuose. Namai buvo antžeminiai stačiai kastų rąstų, o stogai – dvišlaičiai. Viduje jie buvo padalinti į ūkinę ir gyvenamąją pusę, kur gyveno didžioji šeima. Tėvai, vaikai ir jų šeimos, vaikų vaikai ir jų šeimos. Žvelgiant į sudėtingus, pilkapiuose paslėptus akmeninius statinius, matyti, kad jie skrupulingai statė amžinąjį namą ir, nelygų laikas, skirtingai ruošė kūną kitam gyvenimui. Iki 1 tūkstantmečio pradžios mirusiųjų nedegino, vėliau degino, bet 2 amžiuje prieš Kristų grįžo kūnų nedeginimo paprotys. Yra sakančių, kad sudeginus kūną, siela išlaisvinama, bet štai tunelį į mirusiųjų žvaigždę Egipto faraono sielos kelioniai nutiesė jo kūno nedegindami. Tikra yra tai, kad amžinojo namo statytojai pasirinko saulės disko formą. Iš akmens sudėtas apskritas centrinis pjedestalas buvo palaikų vieta, o jį supdavo 2 ar 3 vieną centrą turintys kelių aukštų akmeniniai žiedai. Jie tarsi saulės spinduliai apšvietė amžinąjį pasaulį ir šildė jo gyventojus. Pilkapiai atkartoja didžiosios šeimos paprotį. Centras skyrė šeimos galvai, o kitas vietas rinkdavo pagal vyresnumą. Dėl to pilkapiai dideli ir juose laidota ilgą laiką. Atėjus kūnų deginimo laikui, urnas apdėdavo akmenimis. Kartais, kaip tai atsitiko Mišeikiuose, sudeginto mirusiojo urną paslėpdavo ištašytų lauko akmenų padarytame namelyje. Kasdienis gyvenimas tekėjo įdirbant žemę, ganant gyvulius, medžiojant žvėris ir gaudant žuvį, kopinėjant medų ir kitaip save maistu aprūpinant. Varis, cinkas ir kiti metalai dosne banga tekėjo iš pietuose esančių Europos vario kasyklų mainais į taip geidžiamą Sembos pusiasalio ir Lietuvos pajūrio gintarą. Apie tai byloja gausiai randami žalvariniai kirviai, durklai ir ietis, puošnus vietos meistrų papuošalai, žalvariniai aseliniai ir įvijiniai smeigtukai. Apie tolimas gintaro keliones liudija mūsų gintaro radiniai vario kasyklose, Peloponese ir Kretoje, šiaurinėje Italijoje, Kaukaze, Juodosios ir Kaspijos jūrų pakraščiuose, Sirijoje ir Palestinoje. Apie gintarą rašė Homeras Iliadoje ir Odisėjoje, Herodotas istorijoje. Žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus vakarų baltų pilkapių kultūros žmonės subrandino mūsų baltiškąją kultūrą. Jos gamybos tradicijos, papuošalai ir papročiai plačiai pasklido ateinančių kartų baltų žemėse.